Kas buvo tavo kirtinis momentas, kuris, tiesiog padarė žvaigždę? Tai man nepasisekė. Aš dirbau, aš juodai dirbau. Nesilygint su kitais, o gyvent savo gyvenimą. Tu turi suvokti, kad tai yra lenktynės, kuriuose tu niekada nelaimėsi. Kokia yra jūsų santykių paslaptis, jog jūs 30 metų esate kartu? Su tuo vyru, su kuriuo tu gyveni, gali patapti su juo geriausiu draugu. Kas tau yra laimė? Komfortas, balansas, sugebėti džiaugtis tuo, ką turi. Netrukus su jumis pasinersime į įdomų ir prasmingą pokalbį, bet prieš tai aš noriu tik kelių jūsų akimirkų. Visų pirmiausia, daugiau negu 60% jūs stebinčių šias laidas neprenumeruoja šio kanalo. Todėl labai jūsų prašau, tai užtruks tik 1 sekundę paspausti mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu jums patiko laida, nepamirškite uždėti laiko ir aišku parašyti komentaro. Bent jau širdutės. Tai padės mums augti. Ačiū jums labai. Ir smagių peržiūrų. Kai žiūrovas sako, štai, ką jūs ten rodot, kiek tai galima rodyti, mes tik galim tik gūžtelti pečiais, išsitraukti kreives ir sakyti, soriukas, mes darome tai, kas žiūrima. Tai jeigu aš savo kurčiau laidą arba tau kurčiau laidą, tai aš daryčiau laidą apie gyvūnėlius. Va čia būtų, aš labai norėčiau. O tau neapmaudu, kad mūsų žiniasklaida, iš esmės portalai, televizija pompuoja būtent tą popsą ir jeigu kokia yra gilesnė tema, kur ugdytų žmonės, būtent tokios laidos nėra kūriamos arba jos nėra žiūrimos ir nepopuliarios. Be abejo, nes tai pasižiūrėkim, kaip rimtos temos, ar ne, tam tikri žmonės apskritai išėjo į YouTube, jie gali leisti savo kurti tai, ką jie nori, visai ne tai vadinamai generaliniai auditorijai, ne bendrai auditorijai. Nes mesgi privalome, būdami prime time, tai yra geriausiu laiku, kurti kuo daugiau, kad žmonių būtų. Supranti, kuo daugiau žmonių žiūrėti. Kartais atrodo man iš viso, žinai, kad tu bukėji. Realiai bukėji. Ką aš ir norėjau pabrėžti, supranti? Už tai skaitykit knygas. Rimtai, aš turiu vieną tokią istoriją su viena tavo heroja. Ir kur galvojau, gal neviešinsiu, bet pagalvojau, kad paviešinsiu. Žinai, kai tu sakai, kad bukinami žmonės net, ne, tai man ir atrodo, žinai, kad mes su tom laidom, popso laidom, aišku, aš suprantu, kad televizija kūrė tai, kas žiūrima. Tai yra pigi pramoga. Ir žmonės skundžiasi, kad nėra gero turinio, bet tuo pačiu jie patys to gero turinio nežiūri. Ir dėl to prodiuseriai nėra sudominti to gero turinio kurti, dėl to, kad kas yra geriau? Investuoti tą pačią energiją į turinį, kurį tikrai pažiūrės 100 000 žmonių, ar investuoti tą pačią energiją ir kur tu dar ant klaustuko ar 10 000 pažiūrės? Aš žinokit, net verkus po laidos, žinot, tokios visiškai misijinės laidos, kuri buvo skirta donorystei, organų donorų dienai. Buvo nepaprastai jautrios istorijos ir tos istorijos, kurių verta paklausyti, kad galėtum padaryti, nežinau, reviziją savo gyvenime, kas yra svarbu, kokie yra tavo prioritetai ir kad suprastum, kad kas yra gyvenime drama, kas yra menkniekis ir dėl ko iš tikrųjų verta rautis plaukus, o dėl ko apskritai neverta nervintis. Tai va, tai šita laida buvo apie tai. Jaunos moteris, mamos netekusios vaikų. Ir aš atsiverčiau kitą dieną reitingus. Ir aš kaip tik tada ir savo sekėjams, ir Maros net Facebook'e parašiau, žiūrėkit, štai yra tokie reitingai. Reitingai yra žiūrovai. Tai nėra skaičiai šiaip savo iš dangaus paimti. Tai yra žmonės. Tai reiškia žmonės, suprantat? Ir tada užsivelia diskusijos. Niekas nežiūrėjo, bet visi žino, apie ką buvo kalbėta. Suprantat? Ir aš tada sakiau, žiūrėkit, mes lygiai po savaitės mes kuriam laidą, kurią tikrai aš kaip kūrėjas ir kaip mama turinti vaikų, aš jūs kviečiu pažiūrėti. Dėl to, kad jūs pajusit visai kitokį turinį pamatysit. Žmonės, kurie yra labai daug išgyvenę ir kurie tikrai turi ką papasakot. Ir spėkite. Reitingai tai yra žiūrimumas, yra ta prasme duobė. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonėms yra neįdomu. Rūta, o ko reikia? Labai įdomu tavo žvilgsnis į pokytį. Ko reiktų, kad mes padarytume lūžį ir žmonės pradėtų žiūrėti jautrų
žmonės pradėtų žiūrėti turinį, kuris ugdo, kuris tobulina, kuris kažką palieka, bet tai nebūtų, žinai, tiesiog aš girdžiu skundus iš pačių žmonių, kurie žiūri, bet jie ir skundžia. Ir vėl portalai rašo, kaip kažkas įsiskyrė. Ir vėl portalai rašo, kaip kažkas kažkur ilsėjosi. Ir vėl portalai rašo, kodėl nerašo apie Nobelio premijas, apie laimėjimus, apie nugalėjimus ir taip toliau. Bet tada paskambini į portalą ir sakai, žiūrėkit, išėjo tokia ir tokia laida, tokia jautria tema, gal norit parašyti? Ir sako, ne, o gal išeis kokia skandalinga tema? Ir sakau, kodėl jūs tai darot? Nes neskaito. Ir tada tie, kurie skundžiasi, tai kodėl jūs neskaitot? Tai čia uždaras ratas, bet aš čia negaliu sutikti su tavim, todėl kad žiūrėk, kiek atsirado podcastų. Žmonės net išeina iš tos pačios televizijos, nes jie jaučiasi, na, tokioj dėžutėj, tokiam kambarį, kuriame tu jauti, kad tu esi išaugęs ir tu nebegali pats būti. Nes aš labai, arba tu susikūri savo tokį projektą, kuriame pats augi, nes ateina tam tikras laikas, kai tu iš tikrųjų keli klausimus, palaukit, kodėl aš turiu kalbėti su žmogumi, kuris nebaigęs, kuris pagaliau neskaito knygų, kuris niekina tave kaip žurnalistą, kaip vedėją, kuris atėjęs sako, beje dabar labai, aš net nežinau, kas yra nutikę, tokia kultūros banga atkeliavus arba ne kultūros. Aš su tuo kaimu nesėdėsiu. Čia arogancija kokia? Taip, seniau nebuvo, seniau iš tikrųjų nebuvo, nes mes sėdėjome vieną šalia kito. Aš suprantu politikus, nes juos dabar konsultuoja PR agentūros ir strateguoja, kaip vienas nuo kito jie gali pasisiurbti, na, tavo populiarumo, nes jeigu aš sėdžiu šalia lyderio, tai aš jau pozicionuojuosi, mūsų šiek tiek auditorijos dengiasi. Aš noriu trumpam atsitraukti nuo laidos ir jūs paskatinti atrasti lietuviškos arbatos tradicijų dvelksmą su žolinėliu. Kiekvienas jų produktas gaminamas iš natūralių, aukščiausios kokybės ingredientų, kad jūs galėtumėt mėgautis ne tik išskirtiniu skoniu, bet ir nauda sveikatai. Žolinėlis siūlo platų pasirinkimą. Nuo žolelių arbatų iki funkcinių mišinių. Nuo natūralių arbatos koncentratų iki smart food produktų, kurie padeda praturtinti kasdienę mitybą skaidolomis ir baltymais. Šį šaltą rudenį ar ateinančią žiemą mėgaukite šaltalankių svarainių ar citrinos ir imbiero skoniais, kurie sušildys šaltą žiemos vakarą. Sudėtyje nėra jokių konservantų ar dažiklių. Galima sakyti, kaip pagal močiutės receptą. Iš butelio galima pagaminti net 5 litrus gėrimų. Funkcinės arbatos sukurtos kasdieniam vartojimui. Jas siūloma gerti profilaktiškai, norint išvengti susirgimų. O kalbant apie smart food produktų liniją, kurios produktuose gausus skaidulinių medžiagų ir baltymų, galima dėti į kepinius vietoj paprastų miltų arba įmaišyti į košes, vaisių ir baltymų kokteilius. Paprasčiausias būdas vartoti 1-2 arbatinius šaukštelius į puodelį vandens. O šį mėnesį prekybos centruose Maxima nepraleiskite galimybės įsigyti žolinėlių produktus už ypatingą kainą. Anekdotas, o ne kaina. Akcijos metu. Tad pasirūpinkite sveikata ir skoniu savo namuose dabar. O mes grįžtam atgal į laidą. Beje, iš viso. Labas, Rūta. Labas. Mes net nepasisveikinom. Bet mes vienas kitą pažįstam su tavim. Tai visų pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš asmeniškai labai žaviuosi tavo darbu, nesvarbu kas, ką tau sakė, ar kažką tu girdėjai, ar kaip tu sakai, aš irgi stengiuosi atsiriboti nuo kitų nuomonių, bet aš tavo laidas žiūriu, nežinau, nuo iki laikų dar labai seniai. Tai labai žaviuosi tavo darbu ir labai dėkoju, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietei. Ir aš labai norėčiau, žinai, grįžtant prie nuomonės. Tu dirbi televizijoje 2 ar daugiau dešimtmečių jau, ne? Jau tikrai nemažai laiko. Ir kaip atskiri žmonės, kurių gyvenime tau nuomonė svarbi, arba kurių žmonių nuomonė tau visiškai nesvarbi, ką jie ir besakytų? Žinai, labai sudėtingas klausimas. Man visiškai nesvarbi nuomonė mano komentatorių, sekėjų ir tai aš vis dėlto stengiuosi įsiklausyti. Ir pastebiu, kad neigiama nuomonė, ne, ji vis tiek kažkaip tai nusėda ir tu su ta neigiama nuomonė visą laiką užsikrauni, toks ilgą laiką net gyveni. Aš net pradėjau mokytis net nereaguoti arba net neskaityti tų komentarų, ar ne?
Kieno nuomonė man yra svarbi? Man yra svarbi nuomonė artimųjų mano žmonių. Todėl, kad net mano sutuoktinio man nuomonė yra svarbi, todėl, kad mes visą gyvenimą, mūsų bendrą gyvenimą, mes ir dirbam televizijoje kartu. Jis matė, kaip aš tai dariau, jis matė, kuo aš gyvenu, tai jo man nuomonė svarbi ir aš visą laiką pasiklausiu, kaip tau atrodo, gal aš čia neteisi, gal nedaryti taip. Tai jo aš klausau. Man svarbi nuomonė, turbūt autoritetų, aš netgi galėčiau paminėti Arūną Valinską, su kuriuo man teko ne kartą dirbti ir scenoje ir aš mačiau jį visokį. Ir aš esu netverkus nuo darbo su juo, todėl kad iš tikrųjų Arūnas yra be galo griežtas, be galo Dievo dovanotas, jo gali nemėgti, gali pykti, sakyti, kad jo charakteris yra labai aštrus, jis gali tave įžeisti, bet negali nuneigti, kad Arūnas yra eruditas. Jis yra be galo talentingas žmogus. Tiesiog toksai. Ir jo nuomonė man yra svarbi. Tai jis yra leptelėjęs kai kurių frazių, į kurias aš įsiklausau. Ir čia yra klausimas, ar aš galiu tai pakeisti. Ir ne, nes vis tiek santykėje esi tu pats, ar aš galiu ar negaliu. Bet tavęs tai nežeidžia, kai tau pasako kažkokį tokį griežtesnį komentarą, ar vyras, žeidžia, be abejonės, žeidžia. Taigi mes visi esam žmonės iš to paties molio. Tik aš galbūt jau išmokau nereaguoti taip skaudžiai. Nes iš tikrųjų... Priimi tai kaip gal pamoką. Taip. O sakyk, tu pasakai, kad tau, pavyzdžiui, svarbi tik tai šitų žmonių nuomonė, bet aplinkos, tavo sekėjų, žiūrovų, komentatorių nuomonė nesvarbi, nes tu, kodėl? Nes tu žinai, kaip tu nori daryti ir ko tu nori iš gyvenimo, kodėl ta nuomonė? Greičiausiai taip. Antra vertus, tu dirbi su žmonių komanda. Jeigu tu pradėsi klausyti kiekvieno nuomonės, kas ką pasakė, tai tu liksi be savo nuomonės. Tapsi, tu neturėsi laiko, kur pasisukti, kaip ką padaryti, todėl kad kiekvienas jaučia savo nuomonę ypatingai svarbią. Žinot, kiek aš gaunu žinučių? Tūkstančiais. Jeigu aš pradėsiu skaityti kiekvieną, tu turi susikoncentruoti. Ne. Tu turi turėti savo kelią ir žinoti, ko tu nori, arba kaip tu tai įsivaizduoji. Aš visą laiką, seniau aš buvau ir su kuo man labai reikėjo dirbti. Aš seniau buvau tokia. Tai tokia žalia jaunystė, bet man atrodo, kad kiekvienas tas jaunas žmogus yra toks maksimalistas. Tu galvoji kitaip nei aš? Tai mums nepakeliui. Čia taip saržuojant, bet iš tikrųjų tai taip. O po to aš pastebėjau vieną dalyką, kad man tai trukdo. Šita nuomonė mane atskiria nuo žmonių. Ir aš pradėjau dirbti su šituo charakterio bruožu, pajusdama, kad jis man leidžia atrasti daugiau bendraminčių. Tiesiog suprasti, kad nuomonių gali būti įvairių ir apie tą patį dalyką. Nėra vienos tiesos. Deja. Ypatingai kalbant apie itin asmeninius dalykus, ar ne? Tai va, tai aš su tuo dirbau ir džiaugiuosi. Dabar tikrai nesu tokia kategoriška ir man kaip tik mintis, kad geriau patylėk ir paklausyk, kas irgi yra labai sudėtinga. Mokėt klausyti reikia. Vau, net kanda. Todėl, kad tu savo nuomonę jau žinai. O va tavo nuomonė man įdomi. O kodėl ta nuomonė būtent tokia? Žinai, žmonės šiais laikais iš esmės yra jautrus. Pas mus yra tavo kultūra tokia įsigaliojanti. Gal pas mus dar ne, Amerikoje jau labai plačiai įsišaknijus į televiziją, į kino filmus, kur bandoma įtikti kiekvienam dėl tos nuomonės. Neduok Dieve, ką nors įžeisi, neduok Dieve, ką nors netai pasakysi. Snowflakes karta? Taip, visiškai teisingai. Ir kodėl aš to paklausiau, žinai, va, labai įdomu, kaip tu išmokai negirdėti ir laikyti savo ir vadovautis tik tai kelių autoritetų nuomonę. Dėl to, kad mes gyvenam to jautrioje visuomenėje, kurioje žmonės įsiklauso vos ne kiekvieną nuomonę ir tuomet tam tokiam strese gyvena, nes, žinai, bando visiems įtikti. Ir čia vat klausimas, tu būdama tiek laiko televizijoje, kaip tu balansuoji tarp to
bandymo įtikti publikai. Kartais nebalansuoja, aš papasakosiu istoriją, kuri labai konkrečiai susijusi, kad per keliasdešimt metų tam tikros temos, kurios buvo tiesiog gyvenimiškos ir klausimas savyje neturintis jokio užtaiso. Absoliučiai jokio užtaiso, kaip antai. Įsivaizduok, tu su žmona, jūs susilaukėt vaiko ir vedėja klausia jūsų, tavo žmonos, ar ne? Kodėl jūs išėjote auginti vaikelio? Pasiėmė tų vadinamųjų vaiko auginimo atostogų. Jis gali sukelti dabar tiesiog skandalai. Su ta potekste, o tai kodėl jūs vyrų tokių klausimų neužduodat, jūs norėjot mane čia sumenkinti kaip moterį ir aš tada suprantu, apie ką mes šnekam, kad tu turi tą klausimą žiūrėti iš tūkstančių kampų. Bet, suprantat, į žmogaus teisės, norus, įsivaizdavimus, lygybės ir taip toliau. Aš be galo gerbiu visą tai, tikrai taip. Ir staiga, žinot, kokią aš priėmiau sprendimą, kaip išeiti iš tos itin nemalonios padėties, todėl, kad kai sėdė aplinkui daug žmonių ir tavo pašnekovas reiškia tau nepasitenkinimą, patikėkit, tai nėra labai malonu. Tu turi vienu metu nes negali to padaryti, tu turi sugerti čia vykstančias emocijas ir staiga turi galvoti, kaip nuraminti pašnekovą, nes tau toliau reikės kalbėtis, ar ne? Ir negatyviam santyki tau nepavyks normaliai šnekėtis. Ir dar ištaisyti situaciją, kurios tu, kur padarai klaidą, dar nelabai pagauni. Pats dar nežinai. Bet aš tada supratau, kas čia yra, nesgi negyveni mėnulyje, tu supranti apie tai, ką tu šneki. Ir aš atsiprašiau jos už tą klausimą, pasakydama, kad aš labai atsiprašau, kad jeigu jūs tai įžeidė, ir aš pateikiau savo asmeninę patirtį, kodėl tas klausimas man kilo, kodėl šitą klausimą aš uždaviau ne jūsų vyrui, bet jums. Todėl, kad aš esu išgyvenus tai, aš žinau, ką reiškia dirbti nuo ryto iki vakaro pagimdžius. Bet jeigu ne istorija? Būtų labai nesmagu, labai nesmagu. Susipažinkite su CarSpot. Mažas komisas ir didelis dėmesys klientui. Mažiausias komisas rinkoje. Mokamas tik pardavus automobilį ir jums nereikės rūpintis jokiais papildomais kaštais. Pagrindinis klientas yra automobilio savininkas, o ne pirkėjas. Tikslas yra siekiamybė suteikti maksimaliai geriausią aptarnavimą, saugumo jausmą ir žinoma, maksimalias rinkos kainas už jūsų turtą. Papildoma garantija automobiliui. Didžiausia pridedamoji vertė klientams. Automobilis bus apsaugotas net ir po pardavimo. Komanda turi ilgametę patirtį dirbant su automobiliais ir puikiai moka užsienio kalbas. Deklaruoja visus pirkimo pardavimo sandorius. Autohouse rūpinasi visais dokumentais ir leasingo sutvarkymu bei draudimu. Ir pamirškite apie automobilio siuntimą į Vokietijos aikšteles. Viską atlieka nuotoliniu būdu, taupydami jūsų laiką ir pinigus. Dabar daug žmonių patys moka pinigus Autopliusui ir dažnai pardavinėja automobilį be reikiamos kompetencijos. Tai gali sukelti įvairių problemų ir papildomų rūpesčių. Pasirinkite modernę ir profesionalią įmonę kaip CarSpot ir palikite visus rūpesčius jiems. Apsilankykite Autohouse, Mokyklos gatvė 23 Avižieniuose arba susisiekite telefonu +370 612 400 44. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą po šio video aprašyme ir aišku, pasinaudokite CarSpot paslaugomis jau šiandien ir įsitikinkite patys, kodėl jie yra geriausi. Ar neina viskas link to, kad greitų metu tiesiog televizijoje bus labai sunku vesti laidas dėl to, kad, reikės labai daug apgalvoti, kaip užklausti kažko tai, kad kažko tai neįžeisti? Kokios nors grupės, neduok Dieve. Iš tikrųjų, žinai, nes visą laiką bus grupė. Jaučiam? Be abejonės. Kiekvienam klausime bus grupė, kuri už ir prieš. Tuo klausimai ir yra. Tai aš, būtent, ir pavyzdžiui, laidosgi užduotis yra ta, kad joje būtų kuo daugiau skirtingų nuomonių, nes tada tu gali pasisemti, net pats pasimokyti, o kodėl kitas žmogus taip galvoja, ar ne? Tai va, tai ką mes pastebėm ir kas man iš tikrųjų yra didelis liūdesys, kažkas čia manęs paklausė, bet čia labai į tai, apie ką tu šneki. Kiek per keliasdešimt metų pasikeitė mūsų požiūris vienas į kitą turbūt, temos gvildenamos
ką galima televizijoje, ko negalima, tai aš va taip galiu perbėgti trumpai, ar ne? Kas iš pat pradžių nuo pliusų pradėkim, kas mane džiugina, kad žmonės tapo iš tikrųjų labai atviri ir tam tikri dalykai, kas seniau buvo gėda, kas seniau prisipažinti būtų tragedija, tu galėjai netekti darbo dėl to, netekti ramybės šeimoj, sulaukti gausybę patyčių, net prisipažinimas, kad tu sergi sunkia liga vėžiu, tarkim, ne? Mhm. Dabar žiūrėkit, žmonės kalba viešai, jie dalinasi savo intimiausiais vaizdais, parodyti savo krentančius plaukus seniau, bet prieš 15 metų, prieš 15 gal, bet prieš 20 tai tikrai ne. Tai reikėjo be galo didelės, sakyčiau, drąsos, tikrai drąsos. Ir aš tokių turiu žmonių nemažai, kurie tą praėjo, tai jie yra man pasakoja, kaip net nusisukdavo šeimos nariai arba užkeldavo tokį ciongo, kodėl tu tai padarei. Kalbėti apie tai, kad tu turi kažkokią negalią arba tu, pavyzdžiui, sergi depresiją. Tai durnas. Iš viso dabar tas kalbėjimą apie depresiją, apie santykius, apie lankymasi pas psichologus, psichoterapeutus, tai čia atrodo tiesiog tema įprasta, apie kurią galima kalbėti ir viešai pasakoti. Čia yra dar vienas dalykas, ką man vienas psichoterapeutas netekęs kantrybės leptelėjo. Sako, žinot, kartais man atrodo ir aš tai matau, kad žmonės imituoja problemą, nes taip jie stengiasi paslėpti savo neveiksnumą, savo tinginystę, čia ne mano žodžiai, čia psichoterapeuto žodžiai, arba sulaukti dėmesio. Bet palikim šitą temą, aš tiesiog noriu sugrįžti iki tavo klausimų, iki to atsakymo. Labai išsitrynė faktiškai tai, kas yra vieša ir nevieša. Nes kad seniau moteris papasakotų apie plastinę operaciją, jog ji atliko, nežinau, krūtis buvo padidintos, nosis pakeista. Tai buvo tabu, tai buvo labai privatus reikalas, Labai tik intymu. jos pačios, Taip. labai intimu ir moteris net nepasirodydavo savo vyrui. Dabargi transliuojama tiesiai iš miegamojo ir pasakojama ir rodoma, kaip tu atrodai. Čia mes galim diskutuoti, gerai, blogai. Galbūt dėl to ir erzina kitus, kad jau tiesiog atrodo, nieko švento nelieka. Bet žinot, kodėl taip yra? Bet koks, žinai, gyvenime atvejais iš karto Instagram stories. Bet aš galvoju, gal aš neteisi. Čia kas, populiarumo norėjimas? Taip, aš manau, kad tai yra dėmesio norėjimas ir gebėjimas uždirbti. Aš tikrai taip nuoširdžiai manau. Ašgi pati turiu socialinius tinklus ir aš matau, kas veikia, kas neveikia. Bet to aš, kas, kitaip tariant, važiuoja ir nevažiuoja. Tu pats tą patį darai ir tu gali lygiai tą patį pasakyti. Tiksliau jau nedarau. Tai Nes nedarai. labai stengiuosi atskirti asmeninį gyvenimą nuo to viso viešo. Tai va, ir aš tam tikrų dalykų niekaip nedaryčiau, bet man... Kas tau yra tabu? Ko tu niekada nedėtum į savo Instagramą? Nuogų vaikų. Niekaip. Aš turbūt nedėčiau netgi... žinai, vat prieš važiuojant aš kalbėjausi su grimo meistrė apie tai, vat ta pačia tema, ar aš galėčiau, neduok Dieve, sakau, vat skyrybų atveju sėdėti ir bendrauti su svetimai žmonėmis ir dėstyti intimius dalykus, nežinau, aš manau, kad ne. Kaip taisyklė, mes nekenčiam gražių, sėkmingų žmonių. Žinot, yra toks bandymas padaryti, aš nepasakysiu, kas jį padarė, bet aš net pastebėjau tokį dalyką. Sudėk dvi moteris, jų nežinot. Tiesiog nuasmenintos, tiesiog viena graži, tikrai verta dėmesio, o kita tokia labai vidutinė. Ir kaip taisyklė, paprašykit pakomentuoti, kokie komentarai dažniausiai bus. O bet tokia vidutinė, kažkodėl mes mėgstam tą tokį, ne tai kad vidutinybės, bet tokios, mes užjaučiam auką, net nežinodami tikrosios istorijos. Ir tie komentarai, po ta sėkminga, visą laiką dažniausiai bus labai neigiami, nors mes jos net nepažįstam. Vienintelis ginklas yra viešumas. Beje, kaip viešumas mes dabar matome, vieninteliu ginklu tampa didelėse korupcinėse istorijose. Jei ne žurnalistai, tai mes nieko nesužinotume. Aišku, galimybė
apie tai kalbėti garsiai, ypač tokiuose kaip korupciniuose dalykuose, tai, fantastiškas dalykas dėl to, kad, tie socialiniai tinklai viskas tiesiog davė galimybę garsiai apie tai ir greitai, Taip. greitai reaguoti, Taip, greitai bet daryti. ir naudotis tuo. Bet vat sugrįžtant prie tos nuomonės, ar ne, baimės nuomonės, kas mane ypatingai liūdina ir mane net gąsdina. Mes girdim, ką žmonės kalba telefonu, tai vat aš ką noriu pasakyti. Labai nemažai žmonių savo tikrosios nuomonės nenoriu pasakyti. Dažniausiai yra kodėl? Dėl tos pačios priežasties. Atsakymas yra toks. Aš nenoriu, kad masė žmonių mane užsipultų socialiniuose tinkluose ir suvalgytų. Man nereikia šito streso. Mes labai dažnai, pavyzdžiui, po tam tikrų straipsnių paskambina, matom, puikia istorija. Žmogus tikrai fantastiškai papasakojo vertingą istoriją, nes ją galima dar pasiremti, pasimokyti, ją reikia parodyti, štai kaip gyvenime būna. Ir dažniausiai, žinot, koks atsakymas būna? Žmogus sako, aš papasakojau taip, kaip buvo, anot jo, ar ne? Kaip aš jaučiausi, ką aš patyriau. Ir žinot, ką aš sulaukiau? Aš sulaukiau tokio negatyvo, mano vaikai negali nueiti į mokyklą. Aš daugiau niekada neduosiu interviu. Tai va šitas dalykas, kad aš nenoriu, aš bijau pasakyti savo nuomonę, yra labai ryškus. Labai ryškus. Aš norėčiau grįžti prie tavęs. Žinau, kad tau vienas klausimas tikrai yra atsibodęs ir aš jo tikrai neklausiu, nuo ko tu pradėjai. Bet man labai įdomu, nes kiekvienas sėkmingas žmogus turi kažkokį kirtinį momentą gyvenime. Ir aš tikiu, kad jisai buvo ir pas tave, gal net tai buvo asmuo, įvykis, dar kažkas. Tu pradėjai dirbti televizijoje labai jauna. Kas buvo tavo kirtinis momentas, kuris tau davė spurto išgarsėti, tapti populiaria ir, tiesiog padarė žvaigždę? Žinai, mano ta istorija ir sėkmės receptas mano, jis nebus kažkoks labai toks įspūdingas, kad štai, žiūrėkit, buvo vakaras 8 valandos ir man paskambino. Ir ant lėkštutės atnešė. Ne. Ir šituo aš dalyku, tiesą pasakius, dalinuosi su jaunais žmonėmis, kad ta sėkmės istorija, apskritai sėkmė nėra kažkoks dalykas, kuris įvyksta arba neįvyksta. Vat mes sakome, štai jai pasisekė, tai man nepasisekė. Aš dirbau, aš juodai dirbau. Ir mane apskritai nervina šitas požiūris, kad koks sėkmingas, tu matai, kaip vat jam gerai išėjo. Tai jam neišėjo. Aš tiesą pasakius, nesu sutikusi žmonių, kuriems vat taip vat viskas ant lėkštutės nieko nereikėjo daryti. Aš nesu sutikusi. Tai vat jeigu grįžtant prie manęs, tai gal aš meluočiau, aš dabar taip galvoju, kad taip giliau, jeigu pas psichologą sėdėčiau ir pradėčiau kapstyti taip giliau, aš vis dėlto galvoju, kad mano tėčio labai griežtas auklėjimas. Toks. Tai tau tikrai nepavyks. Tai tavęs tiesiog net šlavėja nepriims. Todėl, kad ten reikia tą šluotražį, tai reikia mokėti paimti. Taigi tu to nemoki. Mano tėvas buvo toks, kuris taip jis mokėdavo paspausti. O kitas dalykas, man labai imponavo tai, kad tai, ką aš darau, man pavyksta. Aš kartosiu 100 kartų, turbūt aš niekada nenorėjau dirbti ekrane, aš nežinojau, kas tai yra. Tai kaip tu gali dabar sakyti, tai dabar jau mes turim gausybę informacijos, norėtum skristi į kosmosą? Norėčiau, man įdomu, ar ne? Nes maždaug plius minus įsivaizduoji, tu matei, tu skaitai, o tuomet tos kosmosas, jis buvo kažkur tik ne mano pasaulyje. Tai televizijos laidų vedėja buvo kažkas panašaus. Supranti? Gerai, tai tu pradėjai ten žinias kažkokias skaitėjai, dar kažką. Ir aš dirbu, man labai patiko kalbinti žmonės, supranti, būti sraikteliu dideliai mašinai. O man patiko. Kaip tu nuėjai tą kalbinimą nuo žinių skaitimo? Tiesiog tau davė kažką? Viešpatėliau, tai aš atėjau žmogus, kuris nebaigęs žurnalistikos. Tu ten mediciną, verslą, žodžiu, vapšė, mokslai ne v tėmu. Ne v tėmu, bet aš taip galvoju, kad aš buvau ta pilka pelė, kuri nebijojo dirbti, kuri va taip kaip voverė turi tikslą, norą, net nesugebanti apčiuopti, o kas tas tikslas iš tikrųjų yra.
Tiesiog daryk, kas patiko tau. Aš degiau, supranti, O aš tu sakau, neskaičiavai laiko nieko, aš viršvalandžiai. galvoju, Dieve, aš dabar taip nepaveščiau. Nepaveščiau niekaip. O klausyk, kaip tu sukūrei savo pirmasias laidas? Kokia buvo tavo nuo iki pirma laida? Nu, iki, mes kartu. Kaip tu ją sukūrei? Vat kaip tu ją sugalvojai? Atsisėdom su Kunčina, tuomet buvo per CNN tokia laida Style with Elsa Klenč. Labai labai seniai, maros dabar jam žinatis. Ir tai buvo privati televizija, Tele3 tuomet. Ir pasiūlė, o jūs darykite analogą, kažką panašaus, nes mes perkame... O kodėl tau pasiūlė? Ne tik man, ne, pasiūlė Andriui Kunčinai, taip. Tiesiog, jis be galo domėjosi mada. Aš buvau žmogus, kuris visiškai nesidomi mada, man kančia mada ir man tiesą pasakius dabar yra lygiai taip pat, ne tai, kad kančia, aš nesidomiu mada. Man gražus stilingi žmonės, bet mada ir stilius yra du kardinaliai, jie... Mada nebūtinai stilius. Tikrai ne. Aš, kadangi kartą man teko kalbėti su mados istoriku Vasiljevu, Aleksandru Kulevičiu. Jis labai fainai yra apie, ir esu buvus ne vienoje paskaitoje, jis labai smagiai yra apibrėžęs, pavyzdžiui, kas yra, kaip pavadinti tuos žmonės, kur daug brandų ir brandomanija, pavyzdžiui, arba leiblomanija. Kai žmogus ateina, čia Gucci, čia Armani, čia būtinai mano Chanel rankinukas ir taip, kad visi matytų. Taip. Tai jo atsakymas buvo tas, kad šitas yra reikalas merginoms, kurios visiškai neturi skonio. Ir man tai taip įsišaknyjo, nes tai tiesa. O kaip tu žiūri į brandinius rūbus? Žinai, mes turėjom vieną tokį interviu. Žodžiu, visai neseniai. Arūnas Valinskas taip ir pasakė. Ir tai turbūt yra tiesa dėl pinigų kiekio, ar ne, kad žmogus tai gali sau leisti. Jis sako, aš greičiausiai esu tas žmogus, kuris televizijoje uždirba daugiausiai. Bet mano kieme stovi Kia, dvi, viena žmonos. Aš leičiau savo Porsche. Kam? Tada aš kalbuosi su kita moterimi, kuri yra milijonierė, kuri pati savo rankomis uždirbo, beje, švietimo srityje. Ir mes prieinam prie šito klausimo ir sakau, Gabija, o čia tikrai šitas momentas, kad batelių už 1500 tu nepirktum. Ir aš matau, kaip žmogus, ne tai, kad muistytis pradeda, bet tarsi teisintis. Kad aš galiu nusipirkti net ne vienus batelius, bet aš sakau, Gabija, bet jūs neprivalot aiškinti, kodėl jūs to nedarot. Jūs tik pasakykit motyvą. Kodėl jums tai nesvarbu? Ir jis sako, bet man tai nesuteikia džiaugsmo ir laimės. Aš nesuprantu to vertės. Suprantat? Aš nesuprantu. Bet visuomenė tave spaudžia. Taip. Nes jeigu tavo bateliai ne 1000 vertės, gal čia tu nelygis. Ir man žmogus, kuris varto milijonus, sako, nu palaukit. Man drabužis, apskritai drabužis, kuris kainuoja virš 1000 eurų, man yra per brangu. Ir aš esu tas žmogus, kuris lygiai taip pat sako. Man per brangu. O ne keista gyventi visuomeniai, kur brandai yra labai svarbu, nes pas mus Lietuvoje, iš tikrųjų galime net absoliutinti, nes mažuma žmonių, kurie nėra automobilių brandų vergai, pas musgi žiūrėk, jau važiavai su prastesniu automobiliu, tai tik į geresnį reikia keisti, tik dar geresnį. Mano mašina yra 5 metų. Man vyras sako, gal pakeiskim. O aš sakau, ne. Man gaila. Su kokiu tu laužu važinėji? Senų kledarų važiuoji. O aš taiga, žinai, aš tiesiog žinau, kaip sunkiai aš uždirbinėjau pinigus, man pinigai yra vertė. Ir antra vertus, ar man tas automobilis suteikia džiaugsmo ir 2 savaitėm. Satisfakcijos. 2 savaitėm suteiks, kol nusipirksi. Taip, sodos kvapas ir taip toliau. Taip. Ir viskas. Bet aš suprantu vieną dalyką. Tu manęs klausi, ar aš prastai jaučiuosi. Ne, aš neprastai jaučiuosi. Nes aš esu tokia. Supranti, aš nenoriu slėpti savęs tokios, kokia aš esu. Tai yra mano vertybė, ant jos aš sėdžiu. Mano namuose yra 15 vištų, dėl kurių man 2 jų gyveno exactly namuose. Kvapelis buvo tragiškas. Ar man dėl to gėda, kad Mikelkevičiūtė nevaikšto ant raudono kilimo aukštakulniais bateliais ir gali demonstruoti
Otkutiūrą gal galiu, bet aš tiesiog neturiu laiko, man per brangu, tai suprantat? Laiko prasme man per brangu, aš nuvargus esu. Mhm. O čia aš grįžtu pas 3 šunis, pas savo šeimą, kurioje iškeptos bulvės ant stalo. Tiesa, šuns jau matau, lapce padėta čia. Išsvardi, krūva plaukų yra. Ar aš blogai jaučiuosi? Aš nesijaučiu blogai, aš jaučiuosi gerai. Nes čia yra mano rūmai. Suprantat? Čia yra mano sielai. Aš esu tiek žvaigždė ir tiek turtinga, kad aš galiu savo tai leisti. Blogiausia turbūt tendencija ta, kuomet žmonės neturėdami pinigų, pakankamai pinigų, perka brandinius dalykus tam, kad būti arčiau tų, kurie turi pinigų. Tik jie nesupranta, kad kaip ir su Valinsku, dažniausiai tie, kurie turi labai daug pinigų, jie mažiausiai kreipia dėmesio į tuos brandus ir mažiausiai jiems reikia. Ir tada stebisi, kaip jisai su tiek pinigų važinėja su Kia. Ir mes turėjom irgi svečiuose Jovaišą, kuris sako, jeigu aš būčiau, sako, tuos pinigus, kuriuos aš išleidau prabangiaus automobiliams, taupęs ir nusipirkęs kaip dabar Hyundai ar Kia, nes jisai dabar vairuoja tokius automobilius. Sako, aš būčiau apmokėjęs savo vaikų visus mokslus. O dabar sako, nu gerai, pasidžiaugiau, sako, prabangiais mersais. Tai galbūt čia ir su branda keičiasi dalykai. Bet tas išmokti nesilyginti, aš esu pasakojus apie tą pamoką. Kaip tai išmokti? Nesilygint su kitais, o gyvent savo gyvenimą. Tu turi suvokti, kad tai yra lenktynės, kuriuose tu niekada nelaimėsi. Todėl, kad taip užprogramuota. Visada yra jaunesnių, gražesnių, protingesnių, pagaliau sėkmingesnių. Tu visą laiką būsi outsideris, bet per tą laiką tu išeikvosi šitiek savo energijos tiesiog niekam. Mhm. Bet kai tu esi jaunas, aš pat per save dabar praleidžiu. Apie ką čia tas senas dėdas pasakoja? Apie ką čia ta Rūta pasakoja? Aš dar viską galiu. Ir tu po to staiga iš tikrųjų supranti, palauk, stop. Mhm. Kada supratai? Kada tavo buvo stop? O kai gimė mano sūnus, prieš 8-9 metus aš labai stipriai sumažinau viską, nes mano dukra užaugo tarp mamos lėktuvų, komandiruočių, visokių interviu ir aš labai taip stabdį rankinį užtraukiu. Man ne visada pavyksta ir aš mokiausi pasakyti ne. Man tas žodis, iš tikrųjų mes taip auklėti esam, kad ta vyresnioji karta, ne, kur jeigu jau pasakiau, tai jau padarysiu. Ir beje, jeigu aš pasakiau, aš labai iš tikrųjų prieš duodama pažadą labai pasveriu, ar aš tai galėsiu. Ir pavyzdžiui, dabar, kaip žiūriu, kai tu kalbi su žmonėm arba kvieti į laidą, tie nepamatuoti pasakymai, taip ateisiu, taip aš pakalbėsiu, geriau nebijoti ir pasakyti, žiūrėkit, man neįdomi jūsų tema ir aš tai priimsiu. Man net tavo požiūris į mane, taip gali būti. Jeigu, pavyzdžiui, Artūras man pasakytų, žiūrėkit, jūs mane kviečiat, bet Rūta, aš nuoširdžiai pasakysiu, aš neisiu dėl tavęs, nes tu mane patinki. Ir aš tai priimsiu, nes tai yra atsakymas. Bet visi tie dabar labai madingi, gerai, aš pagalvosiu, jūs paskambinkit rytoj, o rytoj telefonas išjungtas. Prašai žinutę Facebook'e, Instagram'e neatrašo. Aš nesu, kodėl, parašyk, neįdomu. Ir viskas. Tas nepagarbos buvimo, taip, nepagarba visų pirma savo ir nepagarba kitam. Žinai, Rūta, dabar, kai tu šitą sakai, aš būčiau klausęs ir galvojęs, nu negi tai būna, bet dabar jau metus laiko kurdamas laidą, aš suprantu, kokią tu tiesą sakai, nes ir labai dažnai su ganėtinai garsiai žmonėm tai susiję, kad būtent jie pasižada, sutinki kažkur tai dar kažką, susitari, kad taip dalyvausiu, po to rašai per Facebooką, per Instagramą, skambinę, neatsako, neatrašo, nekelia ragelio. Prezidentui yra lengviau, žinokit, prisiskambinti, bet čia yra ministrę kokią pasikviesti ir tai lengviau negu žvaigždės kartais. Bet čia yra tas, tai yra žvaigždžių liga, labai laikina, iš tikrųjų tai. Kada tavo žvaigždžių liga buvo? Turėjai žvaigždžių ligą, kada buvai tokia sužvaigždėjus? Žinai, aš manau, kad, žinok, nebuvau. Žinai, kodėl? Aš buvau žurnalistė. Žurnalistui sužvaigždėti gana sudėtinga, nes jis neturi to statuso. Aš ne dainininkė, kuri, scenos ikona. Aš tiesiog žurnalistė. Realiai žvaigždžių kalvėje faktiškai kaip traktoristas.
Nu, Niekas. gerai, bet žiūrėk, ar pasikeitė laikai, pavyzdžiui, dabar labai madinga daryti visokius atidarimus ir vakarėlius, renginius, beje, kur tu tavęs nepamatysi. Tu Bet labai aš retai iškart lankaisi. pasakau, nepykit, aš neteisiu, man per brangu. Mhm. Tiesiog man Per per brangu laiko brangu, prasme, tu be nori pabūt su abejonės, šeima ir taip jūs, toliau, ane? taip. O tais laikais, vis tiek tu kaip žurnalistė, vesdama nuo iki laidą, valanda su Rūta, tu buvai žinoma, matoma, vis tiek turbūt tave kviesdavo. Ir nebuvo tokio momento, kur tu sutikdavai su kiekvienu pakvietimu ir eidavai, kad tik bilę nueit, kad tave pamatytų, kad tik įdėtų į stiliaus, nes tada nebuvo portalų, tada buvo žmonės, stilius, žurnalas Žinot, bet stilius. čia, ašgi ne, Tas noras pasirodyt. gal buvo toks laikotarpis, bet aš tiesą pasakius net galvoju, kad tai ne žvaigždžių lygos aspektas, nors gal galima ir taip vadinti, tai tiesiog jaunystė. Ir tai normalu. Mes kiekvienas turime savyje tuštybės. Kiekvienas. Ir tai yra normalu. Tik tai su branda arba su išprusimu mes galime tą tuštybę pažabot, ją pasinaudot, ar ne, kažkur pastatyti vietą. Aš tiesiog neturėjau tokių galimybių, žinai, kad galėčiau čia labai pasijusti ir jau taip prasinešti. Nebijai būti įtraukta į juodą sąrašą, nes aš esu girdėjęs, kad yra tokių organizatorių. Ir mes turime juodą sąrašą. Tiesiog su renginiais, kad yra tokių organizatorių garsių, kurie, pavyzdžiui, rašo ten visokiem influenceriam, ten žvaigždėm, taip toliau. Jeigu 1-2 kartus atsisako ateiti į restorano ar kažkokio renginio atidarimą, tai daugiau jiems neberašo ir nebekviečia. Bet čia žinai, bet vėlgi, o kodėl tas žmogus turi ateiti į kažkokio renginio restoraną? Kokia prasmė? Čia vyksta tokias pagal nutilėjimą iš esmės reikalai. Kai atidaromas restoranas, kodėlgi kviečiama žinomas žmogus? Nu, mesgi visi suprantame dėl to, kad tas vaizdas išpopuliarins tavo tą restoraną. Tai tada leiskit paklausti, kokie barteriniai veiksmai tam žmogui, kuris ateina. Ir tuomet galima aiškintis. Vienam yra šiaip smagu pabūti, kitas ateina šiaip dykai papijokauti. Ir tai gali būti nauda. Nu, nesmerkim jau taip, kad žmonės, gal aš ateinu su Artūru pašnekėt, gal man šeima va šitoj vietoje ir aš turiu galimybę ateiti. Įvairios tos naudos. Bet yra tų žmonių, kurie nenori parceliuoti, ar ne taip. Yra nepaslaptis, yra apmokami atėjimai. Ir vėlgi, tai yra reklama. Mano atėjimas, ar ne, aš dabar hipotetiškai kalbu, net neišskiriant žmonių, yra apmokamas. Jeigu jums reikia mano įvaizdžio, kad aš atėjau, tai yra reklama. Tokia ir tokia suma. Ir man atrodo, kad tai yra sąžininga. Tuomet kiekvienas supranta to sandorio sąlygas. O tu sakei, juodas sąrašas pas jūs yra. Kas per juodas sąrašas? Juodas sąrašas, kur, na pavyzdžiui, yra tokių dalykų, kai žmogų tu kelis kartus kvieti, jis vat su šitais saldžiais, oi taip, man labai patinka, taip, ir iš vakaro kaip tyčia suserga. Kelis kartus. Imunitetas gal prastas. Jo, bet tada tu nerizikuoji ir aš dėl ko ir sakau, nereikia bijoti pasakyti, man neįdomu. Tiesiog neįdomu. O kaip su žmonėm, kurie ateina pas jūs į laidą ir tarkim, nu taip, susifeilina, žinai, pavyzdžiui, pasisako kaip nors, kas kenktų jo autoritetui. Ar jūs montuodami laidą iškerpat tą dalį, kad nesužlugdyti autoriteto, ar atvirkščiai paliekate tam, kad padaryt skandaliuką? Kokį skandaliuką čia padarysi? Tai nei ekonominė kažkokia tai, kaip čia pasakyti, kažkokia tai byla narpliojama, tai yra asmeninė žmonių istorijos. Čia nėra kažkokios objektyvios tiesos. Mes ir dabar tiesiog daliname savo asmeninę patirtim. Tai nereiškia, kad mano asmeninė patirtis kaip status quo. Kaip aš pasakiau, taip 100% ir veikia. Ne, tiesiog į man taip suveikia. O gal aš būčiau padarius taip, kaip tu man dabar pasakytum, ir aš būčiau gerokai geriau pavarius. Nežinau, supranti, taip ir žmonės. Žmonės nėra dirbtinis intelektas. Mes darome klaidų ir mūsų komanda lygiai taip pat daro klaidų, bet visada gali po įrašo ateiti ir pasakyti, žiūrėkit, man nepatiko tai, ar galite iškirpti? Visą laiką iškirpti. Net mes padarom taip, kad kvailokai atrodo tas žmogus. Tikrai, kiek čia jau gali būti to objektyvumas, subjektyviai tariant, sėdi montažo režisierius, redaktorius,
gal iškerpam, nes galbūt čia gali susirodyti va toks momentas, iškerpam. Jokia čia problema. Bet kaipgi žinot, nutinka. Tai palauk, išeina, jeigu ateina žmogus, 30 minučių pakalba laidoj, įdedat 3 minutės jo iš viso pokalbio, reiškia kvailai atrodė. Ne, žinot, mes niekada Kaip jūs nusprendžiat, ką palikti, nes tavo laidos filmavimas trunka 2 valandas kažkur. Ne. Pas mūsų maksimum trunka valanda 20, bet jau čia maksimum. Gerai, bet iškerpat kokių 40 minučių. Mažiau iškerpam. Nes reklamos, anonsai ir taip toliau. Bet taip apie 45 minutės lieka. Tai reiškia 40 minučių out. Kaip nusprendžiat ir atrenkat medžiagą, kuri svarbi, kuri ne, pagal populiarumą, pagal atsakymo kokybę, kas yra faktorius? Gausybė, čia yra komponentė, dėl to laida ir turi savo temą. Nėra taip, kad, va tu mane dabar pasikvietė, aš tavęs klausiu, ar ne? O apie ką mes kalbėsim? Tu sakai apie tave. Tai reiškia, kad mes kalbam apie viską. Mes taip nedarome. Jeigu mes pasikviestume 5 žmonės ir nebūtų temos, tai aš nesugebėčiau pabaigti to pokalbio. O kurioje vietoje ta pabaiga, ne? Tai mūsų tema turi labai aiškią temą. Nesvarbu. Ir jeigu nueinat į lankas, tą kerpat. Jeigu tai nėra labai vaizdinga, iš tikrųjų, tarp informacijos reikia daryti atranką. Labai dažnai būna, jeigu čia politikus, kas liečia, tiesiog reklamą, savireklamą kerpam. Ditirambų savo kerpam. Be abejo. Tai taip, kiekvienas mūsų yra apdovanotas tam tikrom duotybėm. Vienas kalba fantastiškai, o kitos sakinys yra 3 žodžiai. Kaip pasielgti? Kaip? Be abejo, paliksi tai, kas sukuria istoriją. Arba tas, kuris nesugeba papasakot. Aš nenoriu įžeisti, dėl to ir nuasmeninu. Ir kartais taip atrodo, o kodėl to žmogaus tiek mažai liko? Dėl to, kad kai tu išsidedi visą šifrą, atsiprašau, tu matai, kad jis papasakojo tik vieną istoriją ir taip yra, ir niekaip kitaip. Ir vėlgi, čia, kaip sakoma, mūsų studijoje vyksta taip ir lieka tarp studijos sienų kaip pas mediką. Nes aš gerbiu savo pašnekovus ir man yra labai svarbu, kad jie jaustųsi komfortiškai, nepaisant to, kad natūralu, čia kaip ir žiniuose. Žiūrėk, aš pusvalandį kalbinu vieną žmogų, o eterys pamato save kiek? Minutę. Bet tu susirenki visą bagažą, tu turi pajusti, o kokioje atmosferoje mes čia, koksgi kontekstas pagaliau yra. Bet čia normalu, tai visos, manau, ir mūsų podcastas montuojamas, nes tai yra visiškai normalu. Faktas, tai čia ir yra atsakomybė redaktorių, kurie nusprendžia, kad mes čia gal ir reikėtų dėt tašką. Aš šiek tiek noriu apie tavo santykius pakalbėti. Pas mus laidos daugmaž būna su psichologais, su specialistais apie santykius, jos labai žiūrimos. Ir, žinai, mes vienoje laidoje su Arnu kalbėjom, jog porų, kurios būtų santykiuose 20 ir daugiau metų, yra tik 4%. Ir tu esi vienas iš tų atvejų, kuomet su savo vyru esat bene 30 metų. Jo, panašiai. Tu supranti, čia yra unikumas. Tu gali man atskleisti, ne man, bet visiems atskleisti paslaptį, kokia yra jūsų santykių paslaptis, jog jūs 30 metų esate kartu. Ar atradot šitą formulę? Aš galėčiau sakyti, kad taip. Vienas dalykas, aš esu tingi ir aš tingiu ieškoti kito, man nebeapsimokėtų, nes labai reikėtų daug investuoti. Ir čia beje joks bairis. Ar tu įsivaizduoji, kiek mes investuojam į visą tą fiti-miti, fur, pačioje iš pat pradžių? Tai daug energijos. Jėzus Marija. Belė kiek. Aš pasimatymai. O Dieve, tas yra labai faina ir subranda, tu supranti vieną svarbiausią dalyką. Žiūrėkit. Ir mano ta močiutė pasirodo buvo, nepaisant to, kad dabar jai būtų virš 100 metų amžinatilsį, ačiū už patarimus, bet ji buvo teisi, nepaisant to, kad 20 amžiaus pradžia. Esmė ta, kad visos meilės istorijos prasideda labai panašiai. Bet visos meilės istorijos baigėsi labai skirtingai. Nes tas, aistra, meilė, tas visas krajojimas, jis labai greitai išblėsta. Tiesiog mes nesugebėtume tiek ilgai išgyventi šitoje įtampoje. Ir štai va čia yra pagrindinis dalykas, kas po to nutinka. Visa laimė, kad tu su tuo vyru, su kuriuo tu gyveni, kurį išprotėjus, gali sakyti, įsilipo pas tave pro balkoną, važiuodavo, tokia crazy, žinai. Gali
patapti su juo geriausiu draugu. Partneriais ir draugais. Aš netikiu ir man joks psichologas neįrodys, kad yra kažkaip kitaip. Žiūrėkit, yra dabar tiek tokia pasiūla ir tiek galimybių. Dabar netgi nėra baimės išsiskirti. Dabar yra Kas mane pasmerks, jeigu aš po 30 metų sakysiu? Nieks. Sakys, bravo, kaip įdomu. Ant visų žurnalo viršelių. Tikrai taip. Tai žiauriai faina. Vėl PR kompanija. Tai yra, kuo daugiau skandalų žvaigždžiai, tuo jinai yra labiau populiari. Gerai, tai kokia priežastis, kodėl tiek daug porų šiais laikais neišgali gyventi ilgai ir laimingai? Nesurasti draugą yra labai sudėtinga, iš tikrųjų. Bet ar tai tapo sudėtingiau, nes skyrybų tik tai daugėja? Sudėtingiau, nes todėl, kad galimybių išsiskirti dabar, kas laiko porą drauge, yra labai mažai. Visų pirma, moters emancipacija ir mano galva vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl skiriamas ir šitiek skyrybų, todėl, kad moteris uždirba pati. Jai nebereikia to, kas jai išlaiko. Jai nebereikia pavardės. Aš turiu Mikelkevičiūtę ir taškas. Gerai, Rūta, o... Aš pati savistovę supranti, taip, bet vyram niekada to nereikėjo. Todėl, kad tai moteris pagaliau suprato, kaip faina būti ir gyventi taip kaip vyru, taip kaip jam yra gerai. Mhm. Tai tada vyrui moters reikėjo ne dėl to, kad visų tų dalykų dabar moteris pati gali, tai vyro jai nereikia, taip išeina. Aš žinok, čia humoru taip pažiūrėsiu, aš pažiūriu į savo vištidę. Ir to vieno gaidžio gana. Supranti, niekom nereikia. Jis tik mušasi ir reikalus gadina, bet padaro gerą tvarką. Tamburį, kuriame nėra gaidžio, jos blaškosi, nesueina į gardelį, o ten viskas surikiuota. Tai čia aišku humoras yra. Bet tame humore yra tiesos. Taip, todėl, kad moteris suprato, kad aš vėlgi, kalbėdama apie moteris, aš kalbu apie save iš esmės. Be abejonės, ar ne? Aš galiu tam tikrais tyrimais čia remtis, bet aš tai remsiuos tik savo patirtim. Labai faina daryti karjerą ir siekti profesinio aukštumų. Todėl, kad tu feedbacką labai greitai, jeigu sekasi, ar ne, bet aš manau, kad jeigu tu dirbi, tai tau vienaip ar kitaip tai ateina. Tu esi įvertintas, tu rezultatą labai greitai matai, tai nenuobodu. Tu visą laiką sutinki naujų žmonių, tau nereikia gulinėti ant žemės su traukinukais, skalbti skalbinius. Auginti vaiką yra labai sunku, tikrai sunku. Nes kai gimė Jonukas, aš ir dirbau ir vedžiau laidas ir aš pastebėjau tą vadinamą smegenų rūką. Aš po to pradėjau atsiprašinėti savo herojų, nes kas nutiko? Tu esi tiesiog išsekus, nes tu net maišai savo herojų vardus, savo pašnekovą. Tu nesugebi atsiminti. Iš tavo gyvenimo staiga dingsta knygos. Tu neturi jėgų dabar išgazdinsi šeimas, kurtis šeimas. Bet tai tiesa. Supranti, vyras pasakė, man yra darbas ir futbolo treniruotė. Viskas, aš uždariau duris. Tai ačiū Dievui, kad tie laikai keičiasi, dar nepasikeitė, keičiasi. Aš džiaugiuosi, kad tos yra šeimos, bet mūsų šeima yra lygiavertė. Mhm. Bet tai ką išeina, kad tiek daug porų skiriasi dėl to, kad neatranda to lygiavertiškumo? Aš manau, kad taip, nes geriausi draugai jie nesiskiria. Ir visi tie... O kas yra geriausi draugai? Kaip tu išgrynintum tą geriausią draugą? Man įdomu su mano vyru pašnekėti, supranti, aš galiu pasistatyti butelį ant stalo, jis negeria, aišku, aš labai retai, bet taip hipotetiškai šnekant. Butelį vandens, žodžiu, grafiną vandens. Bet tu gali su vyru atsisėdus pašnekėti iki ryto. Tu gali apsimušt dėl nuomonių skirtumo, bet tau saugu ir gera su juo, nes tu matai ne vienodai, tu nematai. Aš, pavyzdžiui, net neįsivaizduočiau kažkaip gyvenimo be jo. Neįsivaizduočiau. Čia kaip medis, kuris su šaknim, jie auga abudu. Ir aš pagalvoju, vis tiek prileidė, hipotetiškai kaip čia galėtų būti. Man atrodo, kad aš iš aplinkinių kalbų, aš tiesiog nesusiraščiau. Aš tiesiog bijočiau. Nes čia tai santykius atėjai, baltas popieriaus lapas, tuščias, nieko neturėdamas, viską atidavai ir, pavyzdžiui, mano vyras, kadangi mano vyras tvarko mūsų finansus, ne? Aš nežinau, jis galėtų su tais visais pinigais ir išeiti. Ir aš turbūt po kurio laiko tik suprasčiau, kad nieko nebeturiu. Bet tas pasitikėjimas ir žinojimas, kad jis taip nepadarys.
Nors, aišku, dabar kokia advokatė skyrybų sakytų, kvailė tu. Bet aš žinau, kad jis taip nepadarytų. Bet žiūrėk, jūsų vyru, kiek man teko tavo laidose lankytis, tai mačiau, kad jisai ir su kamera bėgioja. Taip, aš paprašau jo pagalbos, nes aš žinau, kad jis padarys taip, kaip man reikia. Ir jūs ir storius ten, reelsus filmuojat. Taip, aš paprašau irgi taip pat. Taip, Ir sakė, Dieve. Tai dabar, kai jūs tiek daug laiko kartu praleidžiat ir vis tiek tai persipina veiklos, ar toks ryšys tiek daug kartų būnant, tai netrukdo santykiui, neatsibostat vienas kitam? Ne. Neiškelia konfliktų kažkokių tai? Absoliučiai. Man atrodo, kaip kad jūs kaip jūs nesusikonfliktuojate tiek daug trinties turėdami? Nežinai, kaip būna žmonės, kuo daugiau laiko leidžia kartu, tuo atsiranda daugiau priežasčių, dėl ko pyktis. Nes, pavyzdžiui, COVID-as tą ir parodė, kad per COVID-ą, kai susėdo visi namuose, atsirado daug skyrybų, nes žmonės tiesiog turbūt vienas kitą pamatė realiai, kokie jie yra. Jo, bet mano atveju, taip, aš neturiu dėl ko pyktis. Aš neturiu. Mes, kaip su jam... Simbiozė, ne? Man viskas yra tvarko ir aš galvoju, kad mes labai daug ką vienas kitam ir atleistume, ir užmerktume akis ir nematytume. Ir dėl to, kad man atrodo, kad žmonės iš santuokos nori, ne tai, kad realiai tai nerealių dalykų, nes santuoka nėra apie tai. Santuoka nėra apie džiaugsmą. Santuoka nėra apie įkvėpk mane, linksmink mane. Eikit į cirką. Jeigu nelinksma kartu, tai eikit į teatrą tada. Santuoka ne apie tai. Mano galva, santuoka yra apie tai, ar gali man padėti. Nes aš čia padariau klaidą. Ar tu būsi už manęs, ar stovėsi čia, kai aš nebūsiu žvaigždė ir nebūsiu tokia graži. Ar būsi tu? Santuoka yra apie tai. O tu tokių vienadienių, taigi tu gali lėkti ir lėkti. Tai va čia, man atrodo, yra svarbiausias dalykas. Kaip jūs sprendžiat konfliktus? Kaip vyksta konfliktų sprendimas? Nes yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, trenkia durim išeina ir nesišneka. Yra žmonių, kurie atvirkščiai uždaro už savęs duris ir sako, sėskis ir kol neišsiaiškinsim iš šito kambario neišeisim. Žinai, mūsų yra tokia pora. Kaip jūs tą darot? Mes va taip padarom. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju tų visų. Jūs norit ramiai nueit miegot? Jo, aš galvoju, kad susipykti, aš nesu tas žmogus, kuris taiko kažkokius nekalbadienius. Aš iš vis nesuprantu tokio dalyko. Susipykom, tai pasikalbėkim. Nes mano charakteris yra toks, kur man dar blogiau. Ir jo lygiai tas pats. Tai, bet vienareikšmiškai taip. Dar tu esi sakius, kad tau močiutė ar kažkas patarė rinktis ne vyrą, o žmogų. Taip, ir tai yra tiesa. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu turi rinktis charakterį. Sielą. Vidų. Tai kokie tavo yra pamatiniai tokie dalykai gyvenime, kurie tau labai svarbus partneryje, be kurių ir nebūtų šių santykių? Žiūrėkit, bet jūsgi, irgi pastebit, ar ne? Būna vakarėlių liūtų. Jeigu aš dabar kaip mergina kalbėčiau apie vyrus, jie tokie ir gražus, ir su jais visi nori būti. Bet tada tu analizuoji, o kaip yra su tavim. Aš tai bijočiau tokių vyrų. Tikrai. Ir aš sakau, gal man močiutės tie mokymai, čia kabutėse mokymai, bet tokios pastabos yra iš tikrųjų. Tai. Čia tie sekmadieniais prie blynų. Jo, mano močiutė tokia buvo. Jis sako, tu žinok, rinkis ir taip, žiūrėk į žmogų. Nes jis ir po to rožinio periodo, to, kur aš tau viską padarysiu, bet aš tai toks iš tikrųjų nesu. Mesgi visi norim fainesnį atrodyti, ar ne, papirkti ir taip toliau. Bet mes visą gyvenimą taip neišgyvensim. Anksčiau ar vėliau. Namuose yra ta atmosfera, kai aš noriu pailsėti. Aš noriu sau leisti grįžti namo, įlipti savo treningiukus, užsidėti kaukę su vilnone kepure ir nenoriu jausti nesatisfakcijos arba kažkokio konfūzos vadinamo, ar ne, kad aš gal čia vyrui nepatiksiu, palaukit. Ar aš pasimatėme, ar aš spektaklėje kažkokiam, aš esu savo namuose, tai man nereikia tokio vyro. Tai va čia, nors aš žinau, kad moteris net ir po plastinių operacijų, jos arba kažkokių procedūrų, kur lieka ten kokios nors įvairiausios mėlynės, pavyzdžiui, jos ima viešbutį, jos negrįžta namo. Rimtai. Aš rimtai, nes aš tai žinau. Tai man taip netiktų. Čia aš apie save kalbu. Man netiktų, kitoms tinka, o man netiktų. Tas patarimas, kad rinki žmogų, o ne vyrą,
jis yra į 100%. Jeigu galima kažkokį receptą ištraukti, tai tas receptas tikrai turėtų būti vertingas, todėl kad sakau, tu žiūrėk, kaip tas žmogus elgesi su žmonėmis. Ar jis paslaugus? Ar jis orientuotas į šeimą? Kaip jisai bendrauja? Ar jis yra, nežinau, vat koks nors, ateina čia ir staiga, štai sėdi tavo garso ar operatorius, ar garso režisierius, ar vaizdo režisierius, ir jisai leidžia prie visų sakyti, tai ką čia juodadarbiai aptarnaujantis personalas? Stop. Tai jau yra jo kaip žmogaus savybės. Į tą reikia žiūrėti. Nežiūrėk į tai, kaip jinai elgėsi su tavim tuo gražiausiu periodu. Vau, čia gali ir gulbę pamatyti varnoj. Prašau, nors prieš varnas irgi nieko neturiu. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puikia vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame recordinvilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Aš dažnai girdžiu vieną klausimą. Visuomet pašnekovų klausia, kaip tu jautiesi santykiuose. Bet man labai įdomu paklausti tavęs kito klausimo. O kaip tavo vyras jaučiasi su tavim santykiuose? Gal jam nėra labai lengva turėti žmoną, kadangi mes esam labai skirtingi iš tikrųjų tai. Aš esu tas žmogus, kuris turi lėkti. Man faktiškai namų nereikia. Aš galiu susipakuoti kitą dieną vėl varyti kažkur ir taip toliau. Jis yra žemės žmogus. Jam patinka su bitėmis, jam patinka ten su savo karosais. Jis yra toks žmogus ir man tai netrukdo. Kitas gal negalėtų, ar ne? Antra vertus, aš taip ir sulipus, būtinai kartu už rankos, visur kartu. Palaukit. Turi būti kažkokia tai, aš manau, kad laisvė privalo būti. Tai sakai, jam sunku su tavim? Aš manau, kad jam turėtų būti sunku, taip galvoju, bet čia reikėtų jo paklausti. Ar neatrodo, kad labai sunku, kad 30 metų kartu išbuvo? Ir po to supranti, brač, man su ją sunku. Aš girdėjau tą tokią juokingą istoriją, man atrodo, Rolando laidoje, tu sakei, kad jūs nuvažiavote į Afriką, čia žirafos, taip toliau, taip. Šauna ten šampę, o tavo vyras apie namus svajoja. Taip, tai aš ir sakau, va čia yra geriausia istorija, kuri parodo, kokie skirtingi žmonės gali vis dėlto gyventi šitiek metų. Nes tas vaizdas yra wow. O vyras apie karosus galvoja. O jisai būčiau geriau žaulę. Bet kaip, pavyzdžiui, vat, jūs planuojate atostogas, kažkokius išvykimus? Visada. Čia, žinai, kas inicijuoja visą tai? Nes skamba taip, kad čia tavo darbas. Ne. Iniciacija yra mano, bet darbas tai jo. Ir jisai sako, pavyzdžiui, ir paskutinė mūsų kelionė, mes dabar turim išskristi į Veneciją. Ir jis sako, aš niekaip nesuprantu, kaip taip nutinka, kad tu viską užkuri, bet aš turiu sėdėti ir ieškoti ir bilietų ir taip toliau ir panašiai. Nes aš, dėl mano darbo specifikos, aš visą laiką lėkime tokiam. Sako, aš daugiau taip nebedarysiu, man jau sako, aš nekenčiu to daryti ir man šiaip jau yra didelis stresas ir apskritai aš esu tas žmogus, kuris mielai sėdėtų su savo bitėm. Kokia yra tavo svajonių kelionė? Kur norėtum nuvažiuoti, kur dar nebuvai? Kur aš norėčiau nuvažiuoti? Gal aš taip neturiu tokios svajonių, ar ne? Gal į Peru? Meluoju, gal į Peru. Bet aš norėčiau... Ajavaskos ceremoniją atsiverti. Jo, su tais mokytojais ir šamanais. Taip. Daug esu, mes ir laidagė apie tai darėm. Įvairiausių tokių kontrargumentų būta, bet aš dabar tiesiog, aš neturiu tokios svajonių, kad žinai, wow, ir negaliu. Jeigu aš sugalvoju, tai aš ir darau. Tai aš esu keliavus nemažai po Ameriką ir aš dabar galvoju, kad vasarą aš vėlgi keliausiu po kanjonus. Man labai patiko. Aš aplankau savo draugus, aš pabūnu, žinai, kelionės dar yra tas laikas, kai tu gali pabūti su savo šeimos nariais, realiai pabūti. Nuo ryto iki vakaro, 24 valandas. Nes tas buvimas taip atrodo. Kiekgi tu susitinki? Tu atsikeli, kavos gersi, negersi, šunis pamaitinti, nepamaitinti, viskas, tu susitinki vakare. Kokios Jono pamokos, Dominika Amerikoje studijuoja, tai truputėlį mažiau. Dar tada dirbi psichologę su dukra, nes visada aš jau
kadangi laiko tarpas yra 8 valandos skirtumas, tai reiškia, jau pas mus būna kokia 10:30 ir aš jau tiesiog esu komai nuo nuovargio, bet tu privalai nors 15 minučių, mes esam taip sutarę su dukra, būtinai pašnekėti, kokią nuotaiką, kaip jai sekasi ir taip toliau. Ir turbūt geriausiai kelionės apsprendžia gebėjimą būti kartu. Ką? Nes aš manau, kad tai yra puikus išbandymas jaunom porom, jaunom turiu omeny, kurie tik pradeda draugauti, arba tai yra pirma kelionė pirmam pusmetį. Išvažiuoti savaitėliai kažkur be buities, bet pabūt kartu visą parą, visą savaitę. Ir su ta pačia buitim. Arba net su ta pačia buitim. Ir pats geriausias dalykas, iš tikrųjų, tai yra išvažiuoti į tokią kelionę, kurioje niekas nesuorganizuota. Čia yra idealiausia. Jūs pamatysit, kaip jūs sprendžiate problemas. Nes gyvenime, patikėkit, jų bus labai rimtų. Ir tokių rimtų, kurios, ir santykius gali išjudinti, ar ne? Tai va čia toks pats paprasčiausias dalykas. Važiuokit, pažiūrėkit, kieno lagaminus po bemiegės nakties nešas jūsų vyras. Jūsų ar tik savo? Liko tik viena lova. Kaip jūs miegat? Ar tau liko vietos? Ar vis dėlto neliko tau vietos ir tu sėdi, pavyzdžiui, ant lagamino. Ant lagamino. Kaip pavyzdys, ar ne? O jėtus. Kas daro pusryčius? Nebeliko pinigų. Pavyzdys, ar ne? Nėra pusryčių. Kas rūpinasi tuo? Gausybė dalykų. Ir tada tu matai, Su pusryčiais aš turiu tau klausimą. Girdėjau iki COVID, tai virtuviai buvai svečias. Per COVID lyg ir pradėjai gaminti. Ar čia susiję su tavo profesinė veikla, kad niekada nemėgdavai gaminti, o dabar pamėgai? Nes ir istorijose mačiau, kad nemažai ir gamini, ir kažką tai darai. Kaip įvyko šitas pokytis? O dėl laiko turėjimo. Iš tikrųjų, dėl laiko turėjimo, daugiau laiko, nes tu esi visada namie. Tuomet negalėjau išeiti. Tai ką aš darydavau? Sidėdavau ausines ir aš pastebėjau, kad aš viską sugebu padaryti. Vienu metu kepi blynus vaikui ir tuo pat metu online konferencija vyksta. Viskas padaryta. Toks multitaskingas vyko, kad ne tas žodis. Bet šiaip kalbant apie gamybą maisto, aš nesu kulinarė. Ir kodėl pasakysiu? Aš turiu apskritai savitą požiūrį į maistą, savitą mūsų kontekste gyvenimo. Aš nedarau iš maisto kulto. Tau tiesiog reikia pavalgyti, kad pavalgyti. Taip. Aš valgau tam, kad gyvenčiau. Jeigu aš valgau, tiksliau, aš atsidarau šaldytuvą ir aš matau, yra kiaušinių, sūrio, pieno, duonos. Viskas yra. Mano senelis ir mama, jeigu atsidarytų mano šaldytuvą, būtų tragedija, šeima badauja. Kokie balandėliai, tas labai retai būna. Todėl, kad aš turiu, savitą požiūrį, aš nemaišau maisto produktų. Ir gal dėl to aš neturiu problemų su svoriu. Aš galiu valgyti, kiek noriu, nes aš dietų laikytis negaliu. Aš kalėjime, aš žinau, ką reiškia laikytis dietų, nes aš kai pradėjau televizijoje dirbti, aš buvau apvalesnė ir gavau visokiausių komentarų, ir ten tokia ir storulka, ir visokia kitokia. Ir mokykloje esu dėl to verkus. Tai patikėkit, aš tikrai praėjusi šitą laikotarpį visų dietų įmanomų. Buvo patyčių laikotarpis? Buvo. Aš manau, kad jaunystėje visi yra patyrę dėl šiek tiek stambesnių linijų. Aš niekada daugiau 62 kg nesusvėrus. Tai argi tai prie 1,67 m plius minus centimetrų, argi tai yra storas žmogus? Nestoras. Ne. Tai yra neadekvatu. Bet aš sakau, aš esu išbandžius turbūt visas dietas ir jos, patikėkit, nė viena neveikia. Jūs neišbūsite kalėjime viso gyvenimo. Reikia atrasti savo santykį su maistu. Tai mano santykis yra paprastas. Aš nemaišau maisto produktų. Kitaip tariant, jeigu aš valgau mėsą, kaip pavyzdys, ne, tarkim, nors aš ilgą laiką net nevalgiau mėsos. Tarkim, vištieną, tai aš ją verdu ir aš valgau vištieną. Aš nevalgau Kijevo kotletą. Jeigu aš valgau daržovės, tai aš ir valgau daržovės. Ir aš turiu tokią, jeigu taip galima taisyklę pasakyti, kad mano patiekale, jeigu tai yra virtas, kažkoks gamintas, daugiau 3 ingredientų negali būti. Priešingą atveju. Aš žiūriu, ką instagrameriai, blogeriai ten daro, kočioja įvairiausius dalykus. Aš tokio dalyko, jūs tik nesupykit, čia tik mano asmeninė interpretacija, mano nuomonė, aš tiesiog nevalgyčiau. Žinot kodėl? Todėl, kad aš nebesusekčiau
kiek ten ingredientų yra, kiek jūs sugebat sukišti į vieną produktą, vieną patiekalą dalykų. Jūs net susekat po to, net, man atrodo, kad tai net nedara. Vienas dalykas, antras dalykas, jūs nesuseksit, kiek kalorijų vienu metu suvalgo. Nu, taip. Aš dar vieną, kuo taip galvoju, kad taip turėtų būti, aš vakarykščio maisto labai retai, o jau už vakarykščio tai jau tikrai ne. Ai, turi tokią, ne? Aš turiu. Nereikia vakarykščių Tai ryžių šito arba už vakarykščių. močiutė šito neišmokė, kur Ne. bliūdą kotletų visai savaitai pagamina. Ir dar sakydavo, anūkėlė, prašau, ryte tiek, vakare tiek. Taip. Ne, šito neišmokiau, aš vat kažkaip va taip. Žinai, O kaip su vyru klausyk, nu, bet vyras turbūt vis tiek vyras lygiai kitaip taip valgo. pat. Lygiai taip pat? Lygiai taip pat. Ai, jūs Irgi vienodai, ne? nėra tokio dalyko, jis irgi pakeitė tą mitybos filosofiją, vadinkim. Tu padarei įtaką. Ne, jis pats. Kai tu sėdi ir dirbi sėdimą darbą ir tu matai, kad tavo svoris nuolat auga, tai kokia filosofija Nu, gali neatrodė būti? jisai, kad stambus jis irgi lieknas. Tai jis dabar lieknas, nes jis tą pakeitė gal prieš kokių 10 metų. Okay. Tai taip, tai iš tikrųjų taip. Nes mes su dietologu vienu ir chirurgu net esam pašnekėję. Nu, jūs pasakykit man tokį dalyką. Kodėl žmonės šitaip tunka? Nes iš tikrųjų yra pandemija. Nuvažiuoja į Ameriką ir galvoja, Dieve. O jo atsakymas, nu mes va taip pasidalinom savo patirtim. Žiūrėkit, mes net ir dabar, kai kitas sako, žiūrėk, gal geriau taip nevalgyti, žmogus, kuris supranta, ką sako, ar ne, mes net pasijuokiam iš tų sveikolis kažkoks. Mes neturim sveikos mitybos įpročių ir jų net nesistengiam sužinoti. Mes nesirūpinam apskritai, ką valgom, sudėties net nežiūrim. Bet čia žinai, kas yra, Rūta? Čia lygiai tas pats. Cancelinam nepopuliarią nuomonę, nes būti sveikam, valgyti sveikai yra dabar nepopuliaru. Ir vėlgi ta nepopuliaresnė nuomonė tampa blankesnė. Ir dėl to mes galime šios pasijuokti. Mes šiandien pasijuokiam, kiek procentų parduotuvėje maisto produktų yra apskritai nerekomenduotina dėti į burną. Nuo visų krekerių, užkandėlių, paštetėlių ir taip toliau ir panašiai. Vat kiek? Nu, turbūt didžioji dauguma. Taip va. Didžioji dauguma. Taip va. Kas tau yra laimė? Komfortas, balansas, būti, gal kitaip pasakysiu, komfortas ir balansas, sugebėti džiaugtis tuo, ką turi. Čia yra sunkiausia. Čia apie tą nesilygink su kitu. Nes tikrai gali iš proto išeiti. Aš kažkur esu minėjus, Dieve, į 20 metų jaunesnė už mane ir 3 protingesnė. Ir puiku. Ir puiku. Bet tavo gyvenimas yra tavo. Tai tavęs niekiek neįtakoja. Aš kitaip numirsiu iš įtampos. Kitaip neatrodysi. Aš kitaip, dėja, aš atrodysiu tik prasčiau. Dėja, taip yra, taip gyvenimas yra surėdytas. Mes visi sensta. Bet kiek aš savo energijos dabar išvaistysiu niekam, supranti? Tai aš turbūt, kai sugebėjau suvokti, kad taip nebus ir kad aš turiu nesilyginti su niekuom. Viskas paprasta. Štai tokia ir laimės formulė. Ačiū. Prašau. Ačiū tau, ačiū visiems žiūrovams, nepamirškite uždėti laiko, paspausti prenumeruoti mygtuką ir aišku, parašyti komentarą, kaip visada. Ir susitiksime su jumis jau kitą savaitę. Iki.